visada esi ir tavo aš va tame dėmesio centre ir aplink tai viskas turi suktis ir tu visiems duodi žinią, jeigu kažkas ne taip, tai aš išeinu iš bažnyčios, tada mes sakome, tai neturi tęstis. Ir kadangi tai neturi tęstis, bet jeigu tęsiasi nuolat žmogaus gyvenime, mums ir išaiškėja, kas yra patikimi arba tas rusų kalbos kitas žodis, arba kurie yra išbandyti. O pas tą žmogų, jeigu tai tęsiasi nuolat, mums kitas dalykas išaiškėja. Koks? Jūs jam skelbkite Evangeliją, nes jūs žinot, kad tas žmogus neišgelbėtas. Tai ačiū Dievui, mes turim dabar informaciją, kad mums reikia skelbti tam žmogui Evangeliją, nes jo gyvenime nuodėmė yra pastovus įprotis. Atsimenat, ką sako Jonas, kas Kristuje nenuodėmiauja pastoviai, ar ne? Mes nusidedame, bet jeigu nuodėmė pastovus dalykas ir tai pastoviai iškyla, be abejo, mes turime kitą nuostabią informaciją iš Viešpatės, kad tiems žmonėms mes skelbiame Evangeliją. Vat šitie dalykai ir išryškėja. Pastor, bet vienintelis yra žodis tos erezijos ir eretikas yra biblijiniai, bet ne sekta yra ne biblijinis žodis, ne, pavyzdžiui, ten kažkokie, ne atskalūnai, bet kiti žodžiai, pavyzdžiui, tik tai erezijų yra Dievo žodžiai. Yra sekta irgi taip pat. Ne, sektos... Yra žodis sekta Dievo žodėje, bet... Partija. Partijos, jo, bet... Partijos ir ką. Bet aš manau, mes vėlgi grįžtame į Titui 3:10, ar ne, kad uždėti paskutinį beveik tašką. Ir bažnyčiai sako šitoje vietoje, Titui 3:10. Atskalūno vieną kitą kartą įspėjęs karštai jį mylėti. Ne, šalį. Jau iškreipė. Matote, jeigu žmogus šitos dalykus kelia, ir tai gali būti įvairiose srityse, sako, vienas perspėjimas, antras perspėjimas ir toliau šalinkis. Taip Dievo žodis sako. Tai jeigu tu jį, o jeigu jis tave, Ką jis mane? jis tave 2 kartus perspėja ir sako, aš ką pasišalinu. Jeigu jis man įrodo iš Dievo žodžio, kad aš esu atskalūnas ir tai darau, ir jeigu aš net gailauju, be abejonės jis manęs turi šalintis, taip sako Dievo žodis. Čia kaip ir neįmanoma įrodyti tada. Viskas įmanoma, mes ką mums tada Dievo žodis? Bažnyčia turi pagrindinį išpažinimą doktrinų ir tų doktrinų žmogus turi laikytis. Viskas yra įmanoma įrodyti. Čia labai abstrakti ir neteisinga kalba. Visgi tas yra antraeilis dalykas. Nesvarbu, mes matome Korinto bažnyčiai, ką Paulius moko. Taip neturi būti. Taip neturi būti. Ta prasme vis tiek kažkas, kitas turi priimti tą poziciją. Mes bažnyčiai turime tvarką, kad mūsų tarnavimai prasideda 11:30. Tai bažnyčia priima. Jeigu jūs, Irina, ateinate pas mus į bažnyčią ir pradeda eiti pas Aliną ir sakote, žinai, Alina, ką čia 11:30, 11:30 daro? Pas Tamara durniai jie visi 11:30. Elena, neklausyk. Mes jūs vieną kartą perspėtume, antrą kartą perspėtume, po to šalintumėmės. Bet jeigu jūs ateitumėt ir sakytumėt, būdama mūsų bažnyčiai, 11:30 laikas, gal ne visiškai patogus, gal 10 anksčiau darykime. Ar galima apie tai pamastyti, ar galim kada narių susirinkimą turėsime. Visi pakalbėtume, iškeliame tą klausimą. Yra pasiūlymas 10 valandą. Ir iškeliame ir narių susirinkime Lina, Elena, Tamara, kiti. Ir visi sako, žinai, Lina, 10 nepatogu, mes liekam 11:30. Viskas, mes jau patvarka einame. Bet jeigu jūs einate piktybiškai, net ir šitame dalyke darote savo tvarką, ir 2 įspėjimų mes jūsų šalintumės. O kiek jūs darėte spėjimų tiem žmonėm, kurie žino? Kaip? Kiek kartų jūs darėte? Labai daug. Tai va, tai jau
pagal Dievo žodį tai gali kita ką. Aš suprantu. Aš suprantu, ką sako Dievo žodis, bet labai norisi širdyje būti įsitikinęs, kad toj situacijai padarai, ką galėjai geriausiai viską. Ir ateityje apie tai mąstai, ar padarai, ką galėjai geriausiai viską, bet padaryti, ką galėjai geriausiai viską. Tiesiog jūs daug, man atrodo, kad jūs per daug juos mylėjote. Aš turbūt nemylėjau, man reikia mokytis mylėti, gerai tai pasakykime. Dievas mus myli. Bet matote, Irina, mes vėlgi grįžtame prie tų dalykų. Mums neišeitų ramybėje gyventi, jeigu dabar, pavyzdžiui, vienas asmuo narius, nenariu, bet, pavyzdžiui, mes susitinkame kaip pamokslininkai ir sakome, vienas sako, reikia užsidėti kaklaraištį, ir kitas piktybiškai bažnyčiai tampa už rankovių kitus ir sako, nereikia užsidėti kaklaraištį. Tai vėlgi mes einame prie šitų dalykų, kas apibūdina šitą žodį, ir mes tada elgiamės pagal Titui 3:10. Bet jūs turite pastebėti dar, kada mes skaitėme 11 eilutę, žinodamas, jog jis iškrypęs ir nuodėmiauja. Ir šitas žodis nuodėmiauja, jūs vėl matote, kad žodis parodo į pastovų gyvenimą. Savo paties nuosprendžių pasmerktas yra. Mes vėlgi matome, kad šitam žmogui mes skelbėme Evangeliją. Nes atskleidžia, ką jisai daro. Šitoj vietoj Titui 3:10 jūs turite išorinius veiksmus. Skaldo, kuria frakcijas, sukelia ginčus, kovą, nesantaiką. 11 eilutė jūs turite širdį, kodėl jisai tai daro. Ar ne? Jis iškrypęs, nuodėmiauja, yra pasmerktas. Kas yra čia? Anksčiau ar vėliau iškyla čia. Prasme, tas veda vis tiek į to pagrindinės doktrinos pažeidimą. Jeigu jau jisai, galima pasakyti, kad jisai nuodėmiauja. Pasiskaitykite kontekstą. 9 eilutė. Venk kvailų ginčo, kilmės sąrašų. Ar kilmės sąrašai mūsų bažnyčioje pagrindinė doktrina? Ne. Jeigu jūs norite turėti kilmės sąrašą, turėkite, ačiū Dievui, pieškite, pasikabinkite namie ant sienos, nusiųskite visiems savo giminėm ir man ateikite, parodykite, iki kur jūs save atvedate. Man malonu bus pažiūrėti, palikite man savaitę tą jūsų medį, kad aš pamatyčiau, pažiūrėčiau ir po to bažnyčiai sakyčiau, vat mes turim vieną seserį, kuri yra Elžbietos 6 palikuonė ir taip toliau viskas tvarkoja. Nesutarimų ir vaidų dėl įstatymo. Visa tai nenaudinga ir tuščia, tai ne pirmailiai dalykai, matote, ir jau tada bažnyčia turėjo tų problemų. Ir žmonės dėl tų dalykų pradėjo kurti nesantaiką savo frakcijas. Ir aš kaip sakiau, jeigu ant mano stalo jūs man duodat pastudijuoti jūsų giminės medį, kuris surištas su Elžbieta 6, viskas gerai. Bet jeigu jūs bažnyčiai pradedate vaikščioti ir kalbėti Elžbietos 6 palikuonį ir aš svarbesnį už visus kitus ir kas mane palaikys tas už mane, kas nepalaikys tas prieš mane, vadinasi mes darysime žingsnius su jumis kaip su atskalūnu. Tai ne pagrindinės doktrinos, raštas nemoka aiškiai. Irgi mums reikia tik atsiversti raštą, viskas ten parašyta. Pastoriau, aš pastebėjau dėl maištavimo, kaip jūs čia pasakėt, kad darbe jis sako, pas mus vaikai maištauja, mes tą matome, jis jau iš prigimties ten maištauja. Mes jiem neleidžiame, žiūrėkit, atėjo pas mus iš kitos įstaigos, įmonės žmonės ir mums pasakė, bus tokia tvarka. Ir mes visos sukilom. Tai ko čia, tai vadinasi žmogus ir suaugęs irgi maištauja. Ir aš pagalvoju, vaikai maištauja ir mes maištaujam. Pasakė tokia tvarka, mes nenorim jos priimti. Vėlgi, tai dėl mūsų nuodėmingos prigimties. Kitas dalykas, mes turėtume truputį skirtumo padaryti ir ne truputį, bet gal kaip reikia tarp mūsų darbo, kur mes dirbame, ir tarp bažnyčios, ar ne? Šitas skirtumas. Dabar, iš tokios prastos, neilgos patirties. Jeigu pamokslininkas kelia tokius baisius dalykus ir antrą pasaulinį karą, kad jam reikia užsidėti kaklaraištį,
Tai žinokit, kad vat, pavyzdžiui, čia jau yra toks ženklas, kad ir kitose sritise nieko gero nebus. Nes čia paprasta sritis, kur nereikia net ginčytis, nei 20 valandų praleisti, nei ką, nu, toks prašymas, viskas aišku. Bet jeigu žmogus to negali padaryti, tai vadinasi, čia kažkoks ženklas, arba tą žmogų reikia mokyti, bet jeigu tu jam duosi labai greitai tokias aukštas tarnystės, greičiausiai nieko gero nebus, nes jisai ten neturės pasidavimo, nes jis paprastoje srityje, mažose dalykuose negali vat, kito laikyti aukščiau už tave. Etiketas, iš tikrųjų, galima sakyti. Krikščioniškas? Galima sakyti, kad jis mažose dalykuose neištikimas, tai dideliuose dalykuose. Aš kalbu apie vat, bendrus tuos dalykus ir vėlgi rašte matome, tai ne pirmailiai doktrininiai dalykai. Gerai, mums liko 1 minutė, jeigu dar apie eretikus norit pakalbėti ir po to mes turėsime grįžti jau kitoj pamokoje į Senąjį testamentą. Aš turiu tas, kur buvo audris, tas, nu, tai sako, jūs sakėt, kad Dievo žodis, ne, žmonės, kaip ten sakėt, kad žmonės, jiem yra bendravimas daugiau negu Dievo žodis. Kadangi tų konkrečių žmonių čia nėra, aš apie juos nenoriu kalbėti. Jeigu jūs norite apie juos pakalbėti, atveskite juos pas mane į ofisą ir jų akivaizdu aš viską pasakysiu, ką reikia pasakyti ir atversiu visus faktus, kuriuos turiu iš jų. Bet kadangi šiuo metu tų žmonių čia konkrečių nėra, tai aš apie juos ir nenoriu kalbėti. Norit atveskite tos žmonės pas mane į ofisą, atsisėskite kartu su jais. Man kalbos užteks 5 valandom, kad viską apibūdinti gerai. Bet dabar nėra, tai aš laikysiuosi tai, ką Renatas pasakė, etiketo, gerai? Ir dar Arūnas gerą dalyką padarė. Reikia pailsėt nuo reizio. Ne, taigi antro amžiaus yra Irenėjus, jis parašė prieš reizą. Prieš reizą jis parašė.